Netoli Kuršų gyvenvietės Kūlidaubos kaime Luokės seniūnijoje archeologą vadovaujant Klaipėdos universiteto archeologą Gediminą Petrauską vykdė Žemaičių apygardos partizanų vadavietės bunkerio kasinėjimus. Tai išties unikalus radinys mūsų rajone. Nepaliestas partizanų bunkeris turintis labai įdomią istoriją. Pats Kūlidaubos kaimo bunkeris tipinis apie 2-3 metrų. Įėjams sienų per šalia esančią akmeninį pilį, pastatytą 1913 metais. Į bunkerį partizanų patekdavo pirties viduj iš sienos išsiėmint akmenį. Vietos gyventojai pasakojo, jog vaikams buvo draudžiama sėdėti ant pirties gulto ties įėjimu į bunkerio akmenį, esą tame kampe velniai galva. Pirminė informacija istorikams apie tai, kad šalia Kuršų kaimo gali būti išliks nepaliestas partizanų bunkeris, papasakojo Stanislovas Serovas vaiką, Vaclovą Zuzaną Reginą Stefą. Vėliau buvo teirautas vietos gyventojų. Kasinėjimų metu archeologai aptiko daugiau nei 300 įvairiausių radinių. Adatų, sagų, pieštukų, grafitų, trintukų iki ginklams valyti skirtų priemonių, odinių diržų su sagtimis, kvepalų butelių, tuščių vaistų ampulių ir kitų. Vietos gyventojų teigiama, Kūlidaubos kaimo bunkeris buvo Žemaičių apygardos partizanų vado Povilo Bagdono vadavietė. Partizanas Povilas Bagdonas buvo puikus bunkeris statytojas. Radinys unikalus tuom, kad mums šios laikus pasiekė visai nepaliestas, nesunaikins ir nesusprogdins. Todėl archeologai turėjo puikią galimybę tyrinėti tuomet partizanų gyvenimo buitį. Visgi, ką pavyko išsaugoti nepaliestą bunkerį? Gyventojai pasakojo, kad sužinoję, kad šios kraštus veikia partizanų pats Povilas Bagdonas, NKVD surengė pastatą. 22 automobiliais atvyko 150 kareivių, kad ir pasislėpė pakelės krūmus. Tuo metu iš Luokės miestelio link Janapolio su šautuvu ant peties dviračiu važiavo vietos Skribs Alūzas, которым palaikė partizanų NKVD Stalino šuolių. Manė, tai vos anų ieškom šatris rinktinis partizanas, susėdė automobilis ir išvyko, būnant pažinti nuvežė Luokį. Kol NKVD susigaudė jaunukovinio partizanų vado vietinį stribą, tikras šatris rinktinis partizanas, sužinojęs apie tai, ką nuo vadavietė atskleisti, skubėjo bunkerį palikti. Pasiėmė tik to, kol galėjo panešti tai, kas buvo brangiausia. Užvertė bunkerį akmenimis, sodybų šeimininkų prisakė, kad jeigu bunkeris pradės smigti, papildomą užpilti akmenimis bei žemėmis, kad nieks savo nerastų, apie tai niekad nekalbėti. Apie tai, kad sodybos teritorijoje bunkeris šeimininkas iki pat mirties niekam nepasakojo. Kartu atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ano žmona savo vaikaičiams prasitarė apie tai, kad teritorijoje gali būti užverstas partizanų vado Povilo Bagdono bunkeris.